To Lietuvos YouTube istorijoje dar nebuvo. Lik čia ir sužinok, kas dovanų gaus lauko šikinyką. Sveiki, likimų broliai ir seserys. Ne, čia ne laida apie religiją. Ne, žodžiu, kas dabar gaunasi, atėjau būtent pristatyti mintį, kad meistravoniais prie buteliaus. Kas tas yra? Kodėl čia va taip sustapo, kad atsirado šitas pavadinimas? Aš dabar esu meistravonių vietoje, kur vyks meistravoniais ir prie buteliaus ir ne tik. Visa idėja atėjo iš senai. Auksinė gerklė ir auksinės rankos. Toks yra posakis sakomas jau labai senai. Ir aš dabar jau šiai sekundai esu įsipareigojęs jums prieš pusę metų, padariau pirmą video, gavosi, kad aš nepadariau po to jau daugiau nei vieno video. Gavus taip, kad gyvenimas nutiko, sudėliau ten visokių daug reikalų. Ir aš dabar jau pribrendau. Kai pribrendau, tai ką reiškia, kai pribrendau, tai aš dabar jau galiu daryti tą, ką įsipareigojau. Ir tiesiog gimė idėja, kad meistravoniais prie buteliaus taps mūsų, kaip sakoma, tokia su tuo cinkeliu. Tai aš jau taip atsikėliau dabar, dar užtenės visas toksai. Važiuosiu į depo ir jūs važiuosit su manim ir aš papasakosiu, kokia man idėja gimė. Tai važiuoju. Pažadai, tai pas mane teisėsi greitai, aš jau iš karto pasakiau ir važiuoju, lipu į mašiną ir važiuoju. Pastebėjau tokį labai įdomų reikalą. Vaidotas Grincevičius iš tiesų viską jisai pasistatė. Viską ten, tą namelį, elektrą atsivedė, ten, gal vandens nėra, bet pagrindinių objektų. Ir pavyzdžiui, man iš vis labai keista, kaip statant alaus degustatorių ir gamybos fabrikėlį, kodėl nėra pastatytas tualetas. Tai upėlis šalia, ne? Visas tas vaizdas gražus, viskas. Tai nejaugi dabar ten visi ant kampų šiks ir myš, jūs man paaiškinkite. Tai aš tai iš tiesų šitoj vietoj labai daug nemaščiau. Ir kad būtų ta pirma kanalo mintis išleista į realybę, ar ne, ir toks gražus žestas būtų padarytas. Tai, žodžiu, mes, mėly mano žiūrovai, ir kartu su mano rankom ir mano galva, ir dar galbūt ne tik manim, bet gal dar kažkas prisijungs, pažiūrėsim, leisim gal, neleisim, nežinau. Padovanokim tualetą lauko Vaidotui. Pastatykime jiem tą lauko tualetą, nusiperkam, žodžiu, medienos, susimetam šaibų kažkiek, pinigėlių ir mes jiem pastatykim tą lauko tualetą. Blemba, tai kaip dabar ten tą upelį, į upelį tai tikrai man ten nieks nemyš. O, negražu, tai dabar kultūringai, tai dabar ten lakstys į tą trobą toli ten, kur pas tėvus turbūt, ne? Nieks ten nelakstys, visi myš už kampų, smarviai, viskas. Ne, taip nebus. Žodžiu, mes padarysim tualetą, važiuojam dabar į depo, pasižiūrėsim, ką kainuoja mediena, pasižiūrėsim, ko mums grubiai reikės, viską apsispręsim ir, žodžiu, nutarsim, kokį statom, ar su šurdale, ar su meinuliuku, ar dėsim LED apšvietimą, ar nedėsim, skylės diametrą, plotį, pažiūrėsim, kokį dangtį nupirkt galim. Žodžiu, pasirinksim viską, išsiaiškysim, ko mums reikia, kokie mūsų poreikiai ir ką. Ir važiuojam tada ir, žodžiu, padarysim mes turinio, kaip sakoma, o po to, kai jau viską pastatysim, iškilmingai nuvešim. Bet žinot, čia yra viena problema. Vaidotas dar apie šitą tualetą laukų dar nežino, net neįsivaizduoja jisai jo. Tai jūs būtinai komentaruose, ar aš nežinau, kažkokiu būdu tiesiog turėsit padėti man pasiekti tą žmogų, kad jisai atreaguotų kažkaip.
aš net nežinau iš tikrųjų, kaip jisai reaguos, gal jisai sakys, nereikia man tų tualetų, tai mes vis tiek jį padarysim ir jis galbūt užsinorės. Bet jeigu jis nenorės, mes jį rasim kur padėti. Nu va, atvažiavau į depo pagaliau, dasiįriau per tuos visus kamščius. Nu ką, einam dabar. Čia šiaip tai atvažiavau dabar ne medienos būtent tam, kam sakiau, bet būtent ten kitam reikalui, bet tuo pačiu, kaip sakoma, 2 zuikius nušausim vienu šūviu ir pasižiūrėsim, ką mums čia šita visa mediena gali kainuoti. Tai ko mums pirmiausiai reikės? Mums pirmiausiai, aš manau, reikės karkasą pasidaryti. Karkasą vis tiek reikia daryti iš tokios medienos, kuri yra jau apdirbta. Kaip minimum nuobliuota, vis tiek nepasipašytų, kad pirštukų ir subinės. Žodžiu, bet kokiu atveju, nu ką turim? O turim va taip. Ką mes čia turim? Aha, tašas 9,1,95, ne, tinka. O aš įsivaizduoju, kažkas tokio man, manau, bus per akis. Kalibruota, kaip panašu. Mediena obliuotas tašelis. Ką kainuoja? Vienas vienetas. O Jėzus Marija, 12 eurų. Bet visa yra užtat 4 metrų 80, jeigu mes tokį, jeigu 2 metrų 40 aukščio tualetą pastatyti, tai čia toks jau karališkas gausis. Blemba, čia reikia labai pagalvoti iš tikrųjų dabar. Nu gerai, tai va tašų turim, tašai 12 eurų. Nu daug čia nereikės jų, nu tai kas ten tos kelios sienos, čia kvadratų dydžio tos tualetas. Tai yra į aukštį reikia paplanuoti kiek. Nu, kad nepadaryt per daug aukštą, padarysi aukštą, po to vėjas labai pūs. Nežinau, nu, vėjo apkrūvos gali net laikyti. Nu, nebent jau mes čia, kaip sakoma, susimesim normaliai. Tai šiaip tai galim ir suvirinti, jeigu ką. Arba marmurinį klozetą kokį. Ne, nu gerai, nenukrypstam nuo temos. Žodžiu, bet kokiu atveju, aš manau, kad šitie tašėliai, va, aš tiesiog priėjau prie jų, net nebuvau galvojęs nieko, va, kem 5,95, tai 5,10. Iš jų galim padaryti drąsiai karkasą. Kiek gali reikėti, nu tai, ką žinau, kokių 6 vienetų, nu tai va, 6 vienetai, nu grubiai 6 eurų, 7,2. Nes jeigu pjausim vienas per pusę, jeigu 2 metrų iš vis daryti, tai tarkim comų atlieka, panaudosim kažkur. Tai 4 vienetų tai tikrai reiks ir 2 ant vidurio, nu, ir 2, kaip čia, taip sakau, ir 2 ant magaryčių, kaip sakoma. Nu, apdailinių lentelių dabar tikrai nežiūrėsiu, šiaip galima kažkokią ir plokštę apkalti. Realiai padaryti, jo, šiaip reikia pagalvoti, jūs, man iš tikrųjų tame ir yra reikalas, kodėl aš atvažiavau šiandien čia paspręst klausimų, nes mes turim šiandieną išspręst labai paprastą ir aišku strateginį klausimą. Kokias medžiagas? Kaip? Ta prasme, mes brėžinuką pasidarysim, čia viskas ne problema, bet nu man tokie va yra, gal bus tokių pasiūlymų, gal kažkokį ultra special matyt lauko tualetą, kokio dar niekada gyvenime. O tai pala, gal padaryt? Sveiki? O jūs turit lauko tualetų? Jo. O čia yra bio, yra tas su durčia stovi, o kokį jums reiktų? Man jau pastatytų medinių. Bio tai ne. Neturi. Ne. Nu tai vadinasi, statysim medinį tualetą. Gerai, tai va, tai medinio lauko tualeto neturi. Tai vadinasi, mum jau, nu, kaip ir mes paprastai spręstume, atvažiuojam į depo, nuperkam ir nuvežam ten, nudažom suspom, bet jokio smagumo, nebūtų, nu jokio nebūtų smagumo, įsivaizduojat, nu nėra tokio va to vaibų vadinam. Mes visai nepastatysim tada, nu, nieko nepadarom, kaip kokį lopai. Nu va, prie dangčių, tai jau dangčiai. Aš tai iš tikrųjų iš tokios gausybės net nežinau,
nežinau čia kokį pasirinkti. Šiaip iš tikrųjų reikia paimti labai kokį gražų, kad labai patiktų jam. Tai, kad, nu, aš dabar tik atėjau susipažinti su situacija. Tai jūs įsivaizduojat, nu, yra ir po 32 eurus, yra už 7. Man vidinis suvalkietis sako, kad 7 eurai turėtų kainuoti tas dangtis. Nu, 7 eurai. Bet negaražu. Gal pakabinamą padedam, nu, ką žinau. Vat, jeigu iššautume. Ne, šiaip čia bajeris bajeriui, bet aš tai sakyčiau, kad mums reikia dar negalvoti apie tą dangtį. Pirmiausia, dar net skylės nepasidarė, neišsipjovė. Paskui padarysim. Svarbiausia, dabar mediena ten jau kaip ir aišku, kiek kainuos. Šiaip aš tai iš tikrųjų norėčiau, kad mes padarytume tokį, nu, su pribumbasiais kažkokiais, nu, kad kažką vat įdomiau vis tiek. Aš tai visada galiu sugalvoti, bet kadangi mes jau čia tai pradėjom kartu viską daryti, tai mes gal kartu ir sumastykime. Jeigu mes kartu sumastysim, tai mums visiems bus labai smagu, kad pavyzdžiui, mūsų sprendimu buvo pastatytas lauko tualetas, kuriame mūsų, kaip sakoma, statybininkas Vaidotas ten jau galės ramiai atlikti, kaip sakoma, apmąstymų reikalus. Nu taip, nu, aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugčiausi. Tai va, mylieji, aš dabar jau kaip ir išsiaiškinau šitus 2 klausimus. Šiaip, dar gal ką nors čia galima rasti. Tam depo. Šiaip iš vis galėtume nupirkti kėtrės, va, jūriniais faneros, va, šaunam. Va, kėtrės išpienam langus. Ne, bet tai čia taip jau labai jau prasisuktume neblogai. Nenorėtų tokio tualeto, man atrodo. O klausykit, kažin mes jį apšildysim ar ne. Žiemos tualetas bus, bet tai ten reiktų tada ir kažkokiu pečiuku jam elektriniu. Nu, blemba, nežinau, žinokit, ką čia ar reikia. Nu, jūs komentaruose parašysit, aš tai tikrai galvoju. Va, dar, dabar depo, aš dar nežinau, žinau, būna Litagrui, bet reikalingas bus, nu, tokia, nu, vis tiek, reikia atsiminti, kad aplinkosauga ir į upelį jokių šūdų negalima leisti. Myšti ten į upelį, atsiprašau, negražiai šneku, susioti ir kakoti negalima. Ten, kur gamta. Nu, aišku, trąša, bet kadangi kiekiai gali būti nelabai maži, tai realiai mums reikia dar bačkiaus, kurį įsidės tualete. Paskui ją reikės išsiimti, visada išsisemti, užkast ar nežinau ką daryti. Jau, nu, arba šitų vietų galim praspręsti, kaip mūsų biudžetas. Galim mes iš tikrųjų daryti prabangiai, atvežti lauko tualetą, padaryti, įkasti iš vis tą bio bačką ir tada va taip išspręstume. Bet ar tai mūsų kišeniai, vėlgi pagalvokime, jūsų vidiniai suvalkiečiai jums gali pasakyti stop, tai jau per daug. Šiandien mes negalim tiek leisti. Tai va, tai čia mes turim paspręsti. Komentarus iš tikrųjų labai gerai, kad YouTube'as tą turi. Mes tada labai protingai galim susidėlioti visus už ir prieš. Sveiki sugrįžę į rubriką Vaidotų lauko tualeto dovana Vaidotui. Su jumis pagrindinis ūkvedys iš kanalų Meistravūniais prie butelio. Ignas. Aš dar ne viską parodžiau. Kol dar šitų depo neišvažiavau, tai noriu nuvest dar aš jūs prie kokių tai dailylenčių. Aš ten šnekėjau apie viską. Bet pagrindiniai dalykai ir nepamatėm. O nepamatėm ko? Medinis dailylentys. Vo. Dabar, bet čia apie ką čia kalba eina? Pakas, 32 eurai. 3 metrės. Kiek mums tų pakų reiks? Mes nežinom. Bet vienam pake yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 medinės dailylentės po 3 metrus, o jų yra ant 12, 80 ir 8 metras beveik užsikala. Metras užsikala. Tai jeigu darysim metras ant metrų tokį, tai va, 3 sienas po metrą užkalam, tai tikrai minimum 2 pakų reikės. Dar priekis, tai gal net ir 3. 3 pakėliai. Gal ir pigiau dar rasim. Nežinau. Bet jeigu mes pirksim viską naujai, tai tada jo. Dar galbūt atsiras galimybė, tarkim, nepirkti. Jeigu atsiranda galimybė nepirkti, tai tada mes kaip tikri suvalkiečiai, aš ir jūs žadinam suvalkiečius vidinius ir mes tada padarom tokį gerą daiktą, bet nemokamai, mums nemokamai. Tai va šitoj vietoj labai turim apsispręsti stipriai. Jo. Aš pagalvojau apie dailylentes, pagalvojau apie karkasą, pagalvojau apie tualeto dangtį. Negalvojau dar apie rankeną, bet tai ką ten galvot, nuvažiuoju ir nuperki. Tada apie bačką pagalvojom. Tada duris padarysim, čia baiką. Stogo dangą sakiau, po šiferio lapelį užmesim iš šonų, tokį dvišlaitį padarysim. Realiai tai kaip ir viską apgalvojau. Tai aš dabar depo jau turiu susirinkti dabar savo smutkės visas, ką aš ten, savo turiu šiandien nusipirkti, ten varžtukų visokių ir taip toliau savo darbam. Ir tada susitiksim jau reziumuoti mūsų šiandienos apžvalgą, idėjos pristatymą, video visą, meistravonių prie butelio, ten toj pagrindiniai dirbtuviai. Aš dar jūs nesutvarkęs, bet kampelį tikrai rasiu tokį laisvesnį kažkokį, kad prisėsčiau ir ramiai apžvelgtume, kaip sakoma, kaip tikri meistrai daro dienos pabaigoje. Jie atsidaro, kaip sakoma, kažką ir apžvelgia visą dienos darbų eigą, kas buvo, kas bus ateityje, kas buvo praeitie, pasimoko iš klaidų ir užglaisto visas situacijas, kurios nebuvo galbūt palankios. Tai susitinkam vėliau. Tai va, mano mielas žiūrovė, aš jau šiandien vis dėlto nusprendžiau, kad reziumuoti dar reikės visą mūsų dienos nuotykį. Dar mes nieko, aišku, nepastatėm, nieko nepadarėm, bet mes turim, kaip sakoma, trumpai susipažinti, apsitarti. Tai dėl to aš ir šiandien startavau būtent tokiu principu, kad nepuoliau čia kažką daryti. Ir ką dar noriu pasakyti? Aišku, kas dar čia atsidaryt kažkaip į tą video papuolį, tai aš iš tiesų esu pagrindinis meistravoniais prie butelio atstovas, Ignas. Butelio aš dabar neturiu, bet ilgainiui mes, žodžiu, viską čia suderinsim, tai kadangi čia viskas yra palaipsniui, niekur mes neskubam, gyvenkim, kaip sakoma, savo ritmu. Tai žiūrėkit, dabar yra dar viena tema, kur realiai čia eina mes šiek tiek ant rizikos. Aš labiau gal einu, ar ne? Galimai gali būt, kad kadangi manęs nepažįsta, nežino ir vapšė net nenutuokia, mano idėją gali ir atmesti. Ir aš visiškai tą suprantu. Jeigu gausis, kad po šio video išeis kažkokia tai žinutė arba atsakymas, ar ne, aš nežinau, gal ir neišeis, gal bus sutikta priešiškai ir sakys, va, žiūrėk tu, kur širdis nuveš. Tai kas gausis tada? Tai gausis, kad mūsų pastangos nereikalingos. Galimai ir atmetimo reakcija įvyks, galimai ir priėmimo reakcija įvyks. Mes nežinom. Tai turėsim sugalvoti planą B, kur mes jį galėsim padėti. Galimai gal kažkam jau reikės. O jei ne, tai aš rasiu kur padėti, tikrai ne problema. Bent jau kartu padarysim tą procesą. Tai tiek apie tą mūsų pirmą projektą. O toliau, kas mūsų laukia? Kas laukia būtent šito kanalo?
ir manęs, ir jūsų. Aš iš tiesų manau, kad viskas yra paprastume. Dabar aš sėdžiu buvusiame tvarte, realiai tvartelėje, net jisai labai nedidelis. Už manęs matot labai tokie sienojai pagyvenę. Dar šone ten yra girdykla karvių likusi, aš ją galimai paliksiu. Aš po truputį čia įsikūrinėjau, grindis dar reikėtų susitvarkyti, nes iš tiesų dar nuolydžiai likę nuo senų laikų. Bet jeigu norint, kad čia virstų, kaip sakoma, meistravonių vieta, tinkama, tai dar čia reikės pasitvarkyti. Bet kokiu atveju visą tą procesą aš iš tiesų labai noriu parodyti. Aš tikrai čia nežadu kažkokiu tai pompastikų, čia kažko tai, ko aš net pats nežinau. Tiesiog paprastuoju būdu, kaip sakoma, pasijungiam kamerą, aptariam, pašnekam, padiskutuojam. Tiksliau, aš padiskutuoju su savim į kamerą, o po to jūs jau ten komentarus rašot, galbūt taip. Bet aš ką manau, su šitu kanalu mes tikrai išjudėsim. Ir galimai čia bus vienas iš nedaugelio senų tvartelių, kuriuose bus pakalbinta daug žmonių. Nes, žinot, tikri meistrai, tai jie iš tiesų su tom auksiniam rankom ir auksinė gerkle, jie daro darbą, ar ne? Jie jį daro ramiai, padaro, o galiausiai, jeigu gaunasi arba nesigauna, jie sėda, kaip sakoma, prie stalėlių, pasiima tą butelėlį ir aš nebūtinai kalbu čia apie kažką tai tauraus labai. Aš aplamai kalbu, kad prisėda, kaip sakoma, ir padiskutuoja arba su savo kolega, arba ne kolega, arba, kaip sakoma, svečiu. Tai labai norėčiau, kad viskas išauktų į gerą ir, kaip sakoma, sužibėtų šitą YouTube žvaigždė. Tai mano dabar nėra tikslas ištempt laiką, tiesiog norėjau labai jums pasakyti šitas mintis. Tai man labai daug reiškia iš tiesų, ir kiekvienam tam, kas kuria YouTube, komentarai, tai nebijokit komentuoti, paspauskit laiką, ten sharing gal ir nebūtina, bet tiesiog gerų žodžių paminėti visai, kaip paminė, tai smagu, jeigu net ir kritikos gausiu, ir kritikuokit, ir į sveikatą išsiliekit, o aš dar galų gale, jeigu jau matysiu, kad jau visai pasileidot plaukus, tai aš ir padarysiu net ir rubriką. Tai čia buvo meistravoniais prie butelių, pagrindinis meistras Ignas ir laukite tęsinio. Ir žiūrim, kas bus. Jeigu šitą video nesureaguos Vaidotas, tai jūs man padėkit. Kažkaip jį informuokit, bet jis dar nieko nesupranta, nenutuokit. Tai va čia ir smagumas yra viso šitų reikalų. Einam ant rizikos. Tai ką, iki.